va taip, čia turim dar vieną senolį. Man patinka senoliai yra gerų plienų. Dabar jau ir kainos, jau tai geras peilis jis ir kainuoja. Bet kai pasižiūriu, kiek iš Japonų ir tam pačiam ebėjui ir visur parduotuvės jau elektroninėse, parduotuvės gal biškį taip į tai yra labai su kietumu, terminis apdorojimas būna silpnas, apdirbimas terminis, kai sakant. Dažniausiai, kad pasižiūrim, peilis gražus, viskas tvarkoja, augami, širogami, bet ten 60 Hz, tai kas iš to? Jau tik žiūri Hz daugiau ir kaina jau labiau nupoliruotas, populiaruotas peilis kaina. Meistras pagaminęs jau iš visą kainą. Labai šokai tas kainas jau, jeigu peilis yra vertingas. Tokį peilį pasiėmė, jį restauruojas, jie yra kieti, geri peiliai, seni, bet senas plienas, žinot, kitų plienų net nebėra jo, nes jų neapsimoka, paprasčiausiai neapsimoka iš jų gaminti, per brangiai gaunasi. Todėl kuo toliau, to viskas prastėja arba kaina didėja. Tai žodžiu, jūs galite įsigyti tokį peiliuką, restauruoti, galite keisti rankiną, galite nekeisti, jau čia pagal save. Aš tai kaip ir gal pasikeiščiau, vis dėlto nusivalyčiau, ten rūdis, viską, sudėčiau naują rankinėlę, vis dėlto plienas yra geras, fainas, peiliukas Nakiri formos, daug nereikia jam čia, kaip, reikia, vis tiek reikia šlifavimo, reikia galandimo, reikia, bet tai nėra labai sugadintas peilis. Žiūrėkit, įsigykit, restauruokit, tikrai tokį smagų gali pasidaryti, o lengvumas, tai pukelis, visą dieną gali dirbti, nepavargsi. Statykit, įsigykit ir sėkmės, draugai.